Labas Vilniau. Mes atvykome šiandieną į sostinę ir iš tikrųjų Minedo projektas tęsia savo šou. Susitikime šiandieną Vilniuje katedros aikštėje ir jūs būsite pirmieji, kurie susižinos visą reikalingą informaciją ir laimės knygą Pasaulis Minedo akimis. Visi nuotykiai su manim Vilniuje, tik ne šitam video bloge. Ten toli, aš arti, tu čia arti, aš ten toli, bet visada viltis many, kad tu tikra, kad tu esi. Dieną naktį man rašai, see you later, bye bye bye. Dieną naktį man sakai. Esame vienoje gražiausių, mano manimų, Lietuvos vietoje. Ir šita vieta iš tikrųjų byloja, tas Gedimino kalnas, kad mes visgi turime mylėti ir branginti savo šalį. Kiekvienas lietuvė mylėk, saugok ir tausok Lietuvą. Šalį, kurioje tu gyveni. Ir šitoj vietoj labai tiktų mano knygos žodžiai. Knygoje Pasaulis Minedo akimis apie meilę Lietuvai yra rašoma vieno partizano žodžiais. Citata. Mano pirmoji žmona Lietuva, o tu dėja brangioji esi antroji. Jeigu mane pašauktų pirmoji žmona Lietuva, aš eičiau ir guldyčiau galvą už Lietuvą. Štai tokia meilė kviečiu degti jūs visus ir mylėti Lietuvą. Lietuvė, kelk savo širdį link Lietuvos. Dar viena žinia klaipėdiečiams. Rugsėjo 26 dieną, 17 valandą, Ievos Simonaitytės bibliotekos muzikinėme skyriuje jūsų laukia knygos Pasaulis Minedo akimis pristatymo koncertas. Pats didžiausias ir generalinis turo po Lietuvą pristatymo koncertas jau rugsėjo 26 dieną, 17 valandą Klaipėdoje. Taip pat per mano 27 gimtadienį knygos pristatymas atkeliauja į Salantus. Salantai, rugsėjo 16 dieną Kultūros centre jūsų laukia knygos, mano pačios pirmosios, bet ne paskutinės knygos pristatymas. Rugsėjo 16 dieną Salantai, rugsėjo 26 dieną Klaipėda. Susitikime ne tik Valdovų rūmuose, bet ir mano knygos pristatyme. Pasaulis Minedo akimis!